Įsivaizduokime apie tą business intelligence ar verslo analitiką, ar ne, kaip organizacijos tokia sensorinė sistema. Ir pavyzdys galėtų būti, ar ne, savaigiai automobiliai. Kaip jos veikia, ar ne? Jos nuolat skanuoja aplinką. Nuolat gaudo signalus, ar ne, kas vyksta aplink. Ir ne tik gaudo signalą, greitai turi interpretuoti jį. Interpretuoti, turi priimti sprendimą. Tai ką mano tyrimas parodė, kad tas ryšys yra teigiamas. Tai verslo analitikos judrumas, ar ne, BI agility, turi tiesioginį poveikį organizaciniam judrumui, organizational agility. Tai ką padaro generatyvinis AI, visi kalbos modeliai, ar ne, praplečia žmogaus gebėjimus, galimybės. Ir tą tyrimai rodo. Sveiki visi EVAF tinklalaidžių žiūrėtojai ir klausytojai. Šiandien tęsime savo disertacijų ciklo disertacijais iš arti turinį ir šį kartą trečioje laidoje pakvietėme Justiną Valentukevičią. Praėjusiais metais kovą, jei neklystu, apsigynusią savo disertaciją. Tema verslo analitika ir organizacinis judrumas. Organizacinis judrumas per verslo analitikos sistemų judrumą ir organizacinės kultūros moderuojantis efektas. Tai Justina, labai malonu, kad sutikai pakalbėti apie savo disertaciją ir galbūt pavyks kažką ir pritraukti, įstoti į doktorantūrą. Galbūt ne šią temą, bet galbūt kitomis. Tai tikrai malonu ir gera tave matyti. Ačiū, kad pakvietei. Aš irgi pasisveikinsiu, ar ne, su mūsų auditorija. Tikrai labai smagu čia būti. Ir taip, tiesa, kovo mėnesį praeitais metais 27 dieną, 10 valandą, kaip dabar prisimenu, ar ne, vyko mano disertacijos gynimas. Taip, dar pamiršau paminėti, darbo vadovas, regis, mūsų emeritas Rimvydas Skyrius buvo. Taip, profesorius Rimvydas Skyrius. Kad nepamirštumėm irgi labai esminio žmogaus visoje procedūroje, tai turbūt linkėjimai Rimvydui, jeigu žiūrės kažkokiu būdu. Be abejonės linkėjimai, nes šiaip kalbant apie pačią doktorantūros kelionę, ar ne, darbo vadovas atlieka labai svarbią rolę, tai pats profesorius Rimvydas Skyrius toks yra įkvėpimas, ar ne, role model, mokslininko. Taip. Tai man tikrai labai pasisekė, ar ne, kad turėjau tokį palaikymą ir būtent kartu su juo, ar ne, jo kaip ir priežiūra, pagalba vedimu galėjau ruošti šitą disertaciją. Šiaip aš visą laiką savo pašnekovų, kurie ateina būtent apie disertacijos temą pakalbėti, turėjom kol kas du. Tai Donata Voverė ir Kristina Mažeikaitė sritys irgi gana tokios skirtingos jų abiejų, tai aš visada visiems paklausiu iš tokios emocinės pusės pirmo klausimo. Apskritai turbūt jau praėjo beveik metai po disertacijos apgynimo. Kas pasikeitė, kas nepasikeitė, kaip apskritai visas procesas iš tos emocinės pusės, kaip prisimeni, kaip sekėsi ruošti disertaciją. Tiesiog tokio feedbacko iš emocinės pusės, kaip sekėsi ir kaip tiesiog prisimeni visą eigą. Iš emocinės pusės, gyvenimas kaip ėjo, taip eina, ar ne, toliau kažkaip tokio gal, nežinau, pokyčio didelio neįvyko. Aišku, tas momentas, kai disertacijos gynimas ar neapsiginim, tai yra tokia euforijos momentas, nes parašyti disertaciją, šiaip pat pačius tyrimus ar ne, atlikti, tai čia nesprintas, ar ne, čia yra maratonas. Tai tą maratoną nubėgus, tada tikrai labai savimi didžiuojasi, ar ne, kad pavyko, tai įvyko iki galo padaryta. Tai iš tikrųjų buvo ilga kelionė, nelengva kelionė, nes čia turbūt irgi tie linksmieji kalneliai, ar ne, ir motyvacija, ir kyla, ir krenta. Tai kažką įdomaus užčiuopi, atrandi, gilinės, skaitai, ar ne, atrodo labai įdomu. Tada momentai tokie, kur kažkur truputį užstringi, ar ne, lėčiau kažkas sekasi. Ar tokį nuobodesnį techninį darbą reikia atlikti, ar ne, tyrimuose. Bet iš esmės, sėkmės paslaptis doktorantūros yra tas nuoseklus darbas, nepamesti to tikslo, fokuso, tą temą, nors, aišku, svarbu labai pasirinkti tą temą, kuri domintų, keltų smalsumą pačiam doktorantui, bet net ir tą turint
irgi ta motyvacija, ar ne, šokinėt gali, tai reikia tiesiog tokios disciplinos nepamest. O klausai, kaip pasikeitė, ar ne, po to gyvenimas, gal taip emociškai nepasakyčiau, kažkas labai pasikeitė, ar ne, bet techniškai tai pasikeitė. Aš dabar esu moksle, esu daugiau moksle, esu daugiau universitete. Iš tiesų, doktorantūros studijos, ar ne, tai ne tik disertacijos rašymas, bet ir yra mokykla, mokslininko rengimo mokykla, tai kurią praėjus, tu jau tampi mokslininku, ar ne? Tai aš šiuo metu nemažai, mano ir veikla, nemažai veiklos yra moksle, tiek ir dėstymas, ar ne, ir tyrimai, taip pat katedros vedėjo rolę turiu čia fakultete, skaitmeninės transformacijos katedrą, nesenai pavadinimą keitėm, tai dar norisi jį viešinti. Taip. Tai iš esmės tuo turbūt tas pokytis ir vyko, kad iš tiesų tapau mokslininkė. Tai kažkaip labai natūraliai įeisim į visą tą disertaciją, kažkaip pabandysim tokiais pjūviais pažiūrėti, kas tam pavyko, ką padarėt ir ką pasiekėt. Tai kaip apskritai įvardinti tą organizacinį judrumą ir kaip tai realiai pasireiškia realioje verslo aplinkoje įmonėse? Toks terminas, ar ne, įdomesnis, kas tas organizacinis judrumas ar judumas, ar ne, prieš tai klausai manęs, tai angliškai gal truputį lengviau tada suprasti, tai organizational agility, ar ne, tas agility, agile yra dabar gana paplitęs terminas ir organizacijose, daug organizacijų darosi agile transformacijas, keičia, kaip jos veikia procesus. Tai kas tai yra? Paprastai sakant, tai organizacijos gebėjimas, pabrėžiu gebėjimas, ar ne, prisitaikyti prie aplinkos. Prisitaikyti tai reiškia greitai užčiuopti, pastebėti, kas vyksta aplink, galimybės, grėsmės, rizikos, ar ne, kažkokie signalai, tada priimti sprendimus, ar ne, ir juos įgyvendinti, ar ne, kaip greitai sugeba organizacija pasikeisti, ar ne, priėmus kažkokį sprendimą, ar ne, tai ir yra agility, ar ne, būtent kaip sėkminga organizacija gali veikti besikeičiančiame pasaulyje, kuris keičiasi labai greitai ir dėl įvairių priežasčių, ir įvairių ekonominių, ar ne, geopolitinių, technologinio viso progreso. Tie pokyčiai nuolat vyksta ir greitis tik didėja, tai dėl to agility tampa su laiku vis dar labiau opesnis ir aktualesnis. Šitas terminas apskritai turbūt verslo ir apskritai įmonių aplinkoje bendruoju mastu labai tas agile terminas labai per paskutinį dešimtmetį gal labai toks įsišaknyjęs, įaugęs į verslą, į dinamiką pačią turbūt, nes turbūt tai akceleruoja ir įmonės kažkokius pokyčius. Tas terminas tiesiog apibūdina šiuolaikinį verslą. Taip, aš gal dar šiek tiek papildysiu, ar ne, nes daug kas agile tą terminą žino dėl metodikų tam tikrų darbo, ar ne, procesų, kurie labai iš IT atėjo, iš programinės įrangos kūrimo, ar ne, ten komandos pirmos agile metodais pradėjo dirbti, po to jau kitas organizacinės funkcijas pradėjo plisti. Tai agility tai nėra tas pats, kas agile metodika, mano kontekste. Tai yra platesnis gebėjimas, tai nėra kažkokios vienos metodikos būtent, ar ne, taikymas tam tikrose procesuose. Tai iš viso nėra metodika, tai yra gebėjimas visos organizacijos greit adaptuotis prie pokyčių. Aišku, savo disertacijoje labai rašote ir domitės verslo analitiką, tai business intelligence terminas turbūt iš anglų kalbos. Sakau, truputėlį su tais terminais visada turbūt labiau rezonuoja tas angliškas variantas, nes kartais, kai verčiam, tai truputėlį sunku suprasti, apie ką kalbam. Tai kodėl būtent business intelligence laikomas svarbiu organizacijos apskritai greičio veiksniu? Taip, tai aš gal tokį iš karto pavyzdį pasakyčiau. Taip, įsivaizduokime apie tą business intelligence ar verslo analitiką, ar ne, kaip organizacijos tokia sensorinė sistema. Ir pavyzdys galėtų būti, ar ne, savaigiai automobiliai, self-driving, ar ne, mašinos, kurios, kad sėkmingai važiuotų, ar ne, pasiektų kelionės tikslą, ko jos reikia, kaip jos veikia, ar ne, jos nuolat skanuoja aplinką.
nuolat gaudo signalus, ar ne, kas vyksta aplink. Ir ne tik gaudo signalą, greitai turi interpretuoti jį. Interpretuoti, turi priimti sprendimą, sustot, pagreitinti, sukt, ar ne. Tai lygiai taip pat organizacijose analitika. Būtent yra ta sensorinė visa sistema, ar ne, kuri padeda greitos signalus pagaut, sprendimą priimti ir imtis, ar ne, kažkokių veiksmų įgyvendinti, ar ne, tą sprendimą. Tai analitika, ar ne, tai pagrindas jos yra duomenys. Ir duomenų, mes žinom, eksponentiškai tik daugėja, ar ne, kiekvienais metais, kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną, ar ne, vis daugiau. Ir pradžioje daugiau gal buvo ta tokia struktūruota informacija, ar ne, organizacijos, kurios rinko, analizavo, ar ne, kažkokias ataskaitas darėsi, turėjo, kad suprastų, kaip joms sekasi, ar ne, kas įvyko, ar ne, galėtų analizuoti. Bet dabar yra didelė duomenų masė, nestruktūruotų duomenų, tekstinės, vaizdinės informacijos. Ir čia taip pat yra analitikos uždavinys. Ir struktūruota ir nestruktūruota informacija, kaip efektyviai apdorot greitai, kai duomenų kiekiai yra didžiuliai. Ir kad žmogus galėtų kuo greičiau gauti tą tokį signalą, įžvalgą, sprendimą priimti, o gal kai kuriais atvejais automatizuoti net tą sprendimą priėmimą iš viso žmogaus, ar ne. Ir nereikia kažkoks, jeigu labai tokie sprendimai, ar ne, rutininiai, na, yra. Tai analitika, trumpai sakant, yra tas pagrindas šiuolaikiniai organizacijai sėkmingai veikti, nes neįsivaizduojama dabar, kaip galėtų veikti organizacija be duomenų naudojimo, ar ne, sprendimams priimti. O taip tik iš intuicijos, iš patirties. Tai kažkada nebuvo, kai galimybė, ar ne, ir duomenų, tai nebuvo pasirinkimo. Dabar galim dalykus skaičiais tiesiog pagrįsti labiau turbūt. Ir sprendimai sėkmingesni tuomet, ar ne? Tai pagrįsti jie yra tie sprendimai, ar ne? Tai taip eksperimentavimo išlieka, nes irgi duomenys ne viską pasako. Ne visus turi atsakymus ir sprendimus, ar ne? Bet iš esmės tai jau tu informaciją gauni ir jos pagrindų gali priimti informuotą sprendimą. Na, mes dabar taip labai tolygiai į duomenis nuėjom ir tikrai šiomis dienomis apskritai verslo aplinkoje įmonėse tikrai labai daug investuojama į duomenis, į jų saugumą, į jų panaudojimą. Ar visą laiką tos investicijos siekiant pagerinti tiesiog organizacinį judrumą, ar visada pasiteisina, ar visada yra efektyvios? Ar tai tiesiogiai kažkaip veikia, ar būna visgi tokių atvejų, kad nebūtinai tos investicijos būtent į duomenų visą bazę pasiteisina? Tai technologija, ar ne, visus duomenų sprendimus. Tai vėlgi palyginimo duosiu, ar ne, jeigu turi, ar ne, sporto klubo abonementą, ar reiškia, kad esi sportiškas? Labai dažnai žmonės nueina vieną kartą ir to viskas pasibaigia. Taip, bet turi, kad susimokėjai, ar ne, turi galimybę eiti ir naudoti, ir sportuoti, tai dar nereiškia, kad esi, ar ne, sportiškas ir gauni vertės iš to abonemento. Lygiai taip pat ir su analitikos ar duomenų technologijom, ar ne, jas suinvestavus, tai dar nereiškia, kad bus vertės organizacijai. Nes kada vertė gimsta, kai naudojasi ar to sporto klubo abonementu, ar ne, analitikos technologija, jinai yra įdarbinta. Tai yra žmonės, naudojasi analitika, kelia klausimų, eina su klausimais, ieško duomenų, ar ne, per duomenis atsakymų tos klausimus, sprendimą reikia priimti, eina pradžioje, ieško duomenų, susirenka, ar ne, informaciją, tada priima pagrįstą, ar ne, sprendimą. Tai technologijos tikrai neužtenka. Ir čia dar toks kaip ir paradoksas atrodo, technologiją, ar ne, nupirkti galima, bet vertės, ar ne, tas savaime neturės. Yra kita pusė, yra žmonės, ar ne, tie, per kuriuos ta vertė iš analitikos ir atsiranda, ar ne, kurie įdarbina tą analitiką procesuose, sprendimų priėmime. O va čia yra sudėtingioji dalis, ar ne, nes nenupirksi.
taip gali pirkti brangius specialistus ar ne, su tam tikra mąstysena, patirtim, kompetencijom, bet vis tiek tu turi dirbti su visos organizacijos žmonėm, ar ne, ir kelt ir duomenų raštingumo kompetencijas, ir taip pat analitinę kultūrą stiprinti. Šiaip jau irgi užsiminėjai apie technologijas, tai kuo apskritai svarbios technologijos, valdymas ir pati ta kultūra, kuri dažnai iš jų įmonėse tokia būna silpnesnė, ar yra kažkokių pavyzdžių, ta prasme, palyginimų, kaip veikia, koreliuoja būtent šie 3 tokie pamatinės tokios sritys. Taip, taip pat aš ir savo disertacijoje labai tą akcentuoju, kad analitika yra toks sociotechninis reiškinys. Tai nėra tik technologija, ar ne? Tai yra technologija ir žmonės. Ir viens be kito neveikia. Ir technologija, kalbant, tai yra architektūra, ar ne, sprendimai technologiniai. Bet kalbant apie žmogiškąją dalį, tai yra viena dalis procesai, ar ne, tada kaip efektyviai ta analitika vis atnaujinama, kas duomenis, kas atsakingas už duomenis, ar ne, kažkokių rolių, aiškus pasiskirstimai, kiti procesai, duomenų kokybės užtikrinimo procesai. Tai yra ta tokia procesinė dalis, kur žmonės irgi, ar ne, iš esmės drivina, angliškai pasakysiu. Taip. Ir tada yra ta minkštoji kultūrinė dalis, analitikos kultūra, ar ne? Tai yra žmonės ar naudoja duomenis sprendimuose, ar ieško duomenų sprendimuose, kaip jie mato iš esmės duomenis, ar mato kaip vertybę, ar kaip kontrolės įrankį. Tai ar jie eksperimentuoja, ar bando vis naujus ir technologinius sprendimus, ar ne, ieškodami tinkamiausią, ar ne, kažkokį verslo problemą spręsti, kažkokį poreikį patenkinti. Tai visos 3 dalis yra svarbios. Ir kuri ar ne, klausi, kuri tada, su kuria sudėtingiausia, ar ne, dirbti, kuria klausimas tavo taip, ar ne, panašiai skambėjo. Tai viena be kitos analitika nebus sėkminga, jeigu ar ne kažkuri dalis stringa. Taip. Ar ne? Tai iš esmės tai mes turim taip sistemiškai žiūrėti ir dirbti su visais visom 3 tom dimensijom, ar ne, kad analitika būtų sėkminga. Ką tavo atliktas tyrimas parodė apie business intelligence judrumo ir organizacinio judrumo ryšį? Kokia yra sąveika, koks yra ryšys bendras? Taip, tai čia šiek tiek galima buvo jau ir nuspėti, ir nujaus, bet tačiau dar prieš tai nebuvo tokių mokslinių tyrimų tą matavusių. Tai ką mano tyrimas parodė, kad tas ryšys yra teigiamas, tai verslo analitikos judrumas, ar ne, BI agility, turi tiesioginį poveikį organizaciniam judrumui, organizational agility. Tai reiškia, kuo BI agility aukštesnis, ar ne, tuo tada organizational agility, ar ne, auga. Tai viena dalis, kurią atskleidė, ar ne, tyrimas per surinktus duomenis. Bet kitas momentas, kuris irgi nemažiau įdomus, aš dar tyriau organizacinės kultūros moderuojant efektą, bendros organizacinės kultūros. Ir ką parodė, kad jeigu yra organizacinė kultūra tokia orientuota į rezultatą, tai tada tas efektas dar sustiprėja tarp BI agility ir organizational agility. Ir dar kas įdomu buvo, kad kuo BI agility aukštesnis, tuo kultūros efektas stipresnis. Tai reiškia, jeigu BI agility žemas, kultūra svarbi, bet jinai tiek daug neduoda efekto. Tai reiškia, jeigu technologija architektūriškai, iš valdymo pusės, analitikos kultūros pusės ten kažkas neveikia, tai bendra organizacinė kultūra neišgelbės situacijos. Bet jeigu dirbam su BI agility visom ir nuo technologijos iki žmogiškųjų ar ne veiksnių, tai kultūra dar akceleruoja tą įtaką organizational agility. Tai čia buvo toks visai man pačiai įdomus atradimas. Tai dar vienas dalykas, kurį savo disertaciją aprašai, tai sukūrė judrumo skalę Business Intelligence. Gal gali
papasakoti, kas tai yra, kaip tai panaudojai, kaip tai pritaikai ir ką sužinojai. Taip, tai visų pirma, kodėl ją kūriau, nes jinai nebuvo sukurta. Arba buvo tokia skalė, kuri matavo daugiau tą technologinį analitikos judrumą, tai yra kaip greitai, architektūriškai, technologiškai galima pridėti, tarkim, naujus duomenis ar ne į sistemą. Mano daugiau tikslas buvo, bet taigi juk neužtenka tik technologijos, ar ne? Tai čia žmonės irgi svarbią rolę veikia, sociotechninė sistema, vėl paminėsiu tą terminą. Tai aš norėjau daugiau sukurti tokią skalę, kuri parodytų, kokie veiksniai formuoja analitikos judrumą. Ir ta skalė padengia ir architektūrinius, ir tokius valdymo procesinius veiksnius, ir kultūrinius veiksnius. Tai jinai leidžia perėjus, ar ne, kaip tokią skalę galėtų organizacijos šiaip ar ne naudoti, tai įsivertinti, tai kaip atrodo jų organizacijose tas analitikos judrumas, ar ne, atsakant į tam tikrus klausimus, suprasti, kur yra, pamatyti, kur yra silpnosios vietos, ar ne. Ir tada, kai jau žinai, ar ne, kaip yra, tada gali su ta informacija kažką daryti, gali keisti, matyti, ar ne, kur reikia tobulėti, kažkokius pokyčius inicijuoti. Šiaip labai norėjau visiems, kadangi jau šitas topikas, jis versle ir apskritai IT tiek įmonės yra labai aktualiai ir plačiai naudojamas ir kalbame apie jį kasdieną, mes savo gyvenime pritaikom. Apie dirbtinį intelektą, tai irgi pakviesiu tave kažkiek paprognozuoti. O taip. Tai galvoju, kad visiems, kadangi čia mes kalbam apie organizaciją, apie organizacinį judrumą, verslo aplinką, pokyčius tam tikrų sprendimų priėmimą. Tai pats dirbtinis intelektas, mes matom, kad vis labiau yra traukiamas į kažkokį didesnį sprendimų priėmimą tiek įmonėse, tiek ir privačiam žmonių gyvenime. Ta prasme, mes tikrai to naudojamės. Kaip manai, ar žmogaus vaidmuo didės, ar nunyks, ar mes vis labiau pasikliausime dirbtiniu intelektu, ar galbūt kas liečia jau tos pamatinius sprendimus, kuriuos turi atlikti žmogus, tai taip ir tęsis. Koks tavo požiūris, jeigu galėtum tiesiog tokį nedidelę prognozę į ateitį pateikti? Čia kas bus, ar ne? Taip. Nežinom, kaip bus, viskas priklausys nuo tolesnio progreso, kaip technologija, ar ne, toliau vystysis. Bet iš esmės tai be abejonės dirbtinis intelektas keičia sprendimų priėmimo, keičia ir darbą su analitika. Šiaip dirbtinis intelektas, ar ne, dabar visi apie jį pradėjo kalbėti, bet jau dešimtmečius, ar ne, organizacijos naudojo pastarąjį dešimtmetį tokius pažangesnius analitikos sprendimus, tiegėsi ten jau dirbtinis intelektas naudojamas prognozuoti, tarkim, ar ne, kažkokios pardavimus prognozuoti ar kokius, ar ne, kitus svarbius rodiklius planavimui ar ne aktualius. Tai dirbtinis intelektas, jisai kaip ir yra analitikos dalis, bet turbūt labiau, ir tavo klausimas, turbūt tave kas labiau domina, kalbant apie generatyvinę dirbtinį intelektą, kaip generatyvinis dirbtinis intelektas keičia sprendimų priėmimą ar analitiką. Tai čia dar mes iki galo nežinom, ar ne, kaip bus. Dabar matom, kad žmonės noriau vis naudoja tą generatyvinę dirbtinį intelektą vis pasitart, ar ne, atliekant kasdienės užduotis, nori kažkokių dar gauti įžvalgų, ar ne, ar kad padėtų ir idėjas sugeneruoti, ar sprendimus priimti, tai žmonės noriai naudojasi, tada aišku atsiranda saugumo problemos, ar ne, jeigu bet kokį įrankį, ten konfidencialius duomenis keliam, kas su tuo toliau nutinka, tai nėra labai gerai. Daug ko nežinom, turbūt, kur nukeliauja tie duomenys ir panašiai. Taip, ir čia toksai shadow AI yra toksai terminas, ar ne, organizacijose, kas vyksta šiuo metu. Tai, bet kaip aš pati matyčiau, tai dirbtinis intelektas tampa ir žmogus toks
co-intelligence, patinka terminas, nežinau lietuviškai kaip išversti. Tai kaip, ką padaro generatyvinis AI, visi kalbos modeliai, ar ne, praplečia žmogaus gebėjimus, galimybės. Ir tą tyrimai rodo, kad žmogus, ir labai įdomus tyrimai atlikti, lyginta kaip užduoties ar ne rezultatas žmogaus pasikeičia, kai jo kompetencija pradinė, tarkim, žema ir jau patyrusio specialisto. Tai nustatyta, kad didžiausias pokytis yra būtent žemesnės kompetencijos žmogui. Ką duoda generatyvinis dirbtinis intelektas, jis tada kokybiškiau atlieka užduotį. Tas, kuris yra patyręs jau, turi patirties daug, irgi gauna, ar ne, privalumų, bet ne tiek daug, nes turi pats žinių. Turbūt, kad taip, jo, kadangi tas žinių bagažas yra automatiškai didesnis, tai tu mažiau ir prisidedi turbūt. Taip. Jo, turbūt žemesnės grandies tam specialistui tokiam, turbūt, kad jo. Ir tos kasdienius darbus ir galbūt net kažkokius strateginius planus padeda paruošti iš tikrųjų. Taip, tada ta tamsioji pusė, ar ne, kuri dabar gal nematom, ar ne, bet galimai pradės ryškiau matytis, ar ne, ar kaip žmonėm augintis kompetenciją, ar ne, jeigu jie per daug išdeleguoja dirbtiniam intelektui, ne, tai kaip tą kompetenciją užsiauginti, tai ta priklausomybė, ar ne, nuo dirbtinio intelekto besivystanti, tai mes dar nežinom, kokius efektus tai duos po to, ar ne, irgi ir žmonėm, ir organizacijom. Tai pamatysim, ar ne, kažkada skaičiuotuvas, kai atsirado lygiai taip pat daug diskusijų sukėlė, ar čia žmonės nenustos mąstyti, ar ne, patys skaičiuoti. Praras kompetenciją, bet iš esmės tai kaip tik pakėlė žmogų į kitą lygį, ar ne, ir sudėtingesnės užduotis galėjo spręsti. Tai aš optimistiškai žiūriu ir galvoju, kad su dirbtiniu intelektu žmogus taps galingesnis, ar ne, ir galės sudėtingesnius uždavinius spręsti. Aišku, tam tikros rutininės, paprastos užduotis, dirbtinis intelektas puikiai su jomis dorosis ir ten žmogaus per daug nereikės. Tai tada bus ypatingai vertinami aukštos kompetencijos žmonės, kurie sugeba dirbtiniam intelektui formuoti klausimus teisingus tokius, ar ne, ir kritiškai vertinti, ar ne, ką grąžina. Na ir apskritai turbūt turiu nemažai šiaip draugų, kurie dirba IT srityje ir tikrai gana sėkmingai, tai jie man dažnai kalba, kad tą patį generatyvinį būtent dirbtinį intelektą pasitelkti tiesiog kaip ir didinant kompetencijas, kaip kažkokį mokymosi modelį, nes tu tai irgi gali pritaikyti ir visokiam reikšmėm ir visokiam pobūdžiui, tai ir būtent ir mokymosi procesui. Tai sakau, tų kampų yra įvairių, aišku, turbūt yra ir pavojų, apie kuriuos mes dažnai nesusimastom, tiek apie duomenis pateikimus, tiek apie galimą ateitį, bet turbūt šitas dalykas nesitrauks ir turbūt daugiau net filosofinių diskusijų turėsim greitų metų apskritai apie dirbtinio intelekto panaudojimą visuomenėje. Tikrai taip. O grįžtant dar prie tokių irgi, kas realiai vyksta, tarkim, analitikoje, ar ne, analitikos realijos, tai patys analitikos įrankiai irgi taip tobulėja, pasitelkia generatyvinį dirbtinį intelektą ir žmogui nebereikia tiek daug irgi žinoti, kažkokių techninių ar ne niuansų, tam, kad galėtų efektyviai dirbti su duomenimis, nes tampa tas, ar ne, natūralia kalba bendravimas. Žmogus gali kalbėti su duomenim savo natūralia kalba. Tas yra irgi toks žavinga. Tai ir tas dar labiau demokratizuoja analitiką, jinai tampa prieinama platesniam žmonių ratui, ar ne? Nebūtinai reikia ten labai techninio, ar ne, išsilavinimo, suprasti tą duomenų bazės taip giliai, ar ne, kad galėtum naudotis analitiką. Tai man atrodo, kad tas yra labai pozityvu, kad didėja tų būdų, kaip analitiką, ar ne, panaudoti žmonėm. Tai lauksim toliau. Lauksim ateities, kokia ji bus. Tai
Vis viena jau truputėlį artėjom prie pabaigos pokalbio, tikrai nesinori ir tavęs užlaikyti. Klausimas dar būtų tau, nuo ko pradėti vadovui, kuris norėtų tapti labiau data-driven, būtent iš vadovo perspektyvos. Tai vėl ir ne klausimas, ar vadovas labiau data-driven, ar organizacija labiau data-driven. Turbūt vadovo uždavinys yra pagrindinis, kaip visą organizaciją įgalinti, išnaudoti efektyviau duomenis, ar ne, ir efektyviau veikti. Tai patarimas būtų turbūt toks paprastas irgi, kuris ateina iš mano ir disertacijos. Tai taip, technologinę dalį nenustoti investuoti čia, ar ne, į technologinius sprendimus, duomenų apdorojimo, analizės, dirbtinio intelekto, ar ne, sprendimus, nes technologija nuolat tobulėja, tai čia tos nuolatinis turi būti atsinaujinimas. Bet kita dalis yra žmonės. Ir nepamiršti ir šitos dalies. Ir net tą prioritetą pakelt tai daliai, tai yra dirbti su, investuoti į žmonių kompetencijų auginimu, duomenų raštingumo, analitikos raštingumo, dirbtinio intelekto raštingumo ir be abejonės su kultūra, iš esmės diegti tokią kultūrą, kad žmonės būtų atviri naudoti duomenis, ar ne, savo kasdieniam darbe, kai turi priimti sprendimą, eitų, ieškotų duomenų, eksperimentuotų su duomenim, ieškodami ar ne kažkokių atsakymų, nebijotų klysti, nes čia iš kultūrinės pusės ar ne, yra labai svarbus toks palaikymas, kad jaustų, kad analitika tai nėra kontrolės įrankis, juos kontroliuot, bet analitika yra jiem pagalbos įrankis, patiem efektyviai veikti, sėkmingai veikti ir visą organizacijai rezultate būti sėkmingai. Na ir paskutinis klausimėlis, jau tikrai čia nemažai aptarėm ir apkalbėjom. Tai kokia būtų viena disertacijos žinutė, kurią norėtum išsiųsti ir tiesiog pagarsinti? Koks būtų pagrindinis akcentas ir idėja turbūt? Jau čia apibendrinant visą šitą laikotarpį, kai rašėjai, kai apsigynei, kokią žinutę norėtum tiesiog iš tos disertacijos išskleisti visiems? Turbūt jau daug ar ne prikalbėjau tų žinučių, tai jeigu taip labai trumpai ar ne, tai duomenis yra ta naujoji nafta, jau senai, bet jau yra ta naujoji nafta. Analitika yra būtent ta priemonė, ta vertę gauti ar ne iš duomenų, bet analitika tai ne tik įrankis, tai yra žmonės. Tai aš norėčiau uždėti turbūt akcentą, žinutę tokią pasiūsti, kad kompanijos turėtų investuoti tam, kad gautų vertę iš analitikos ir duomenų, nepamiršti investuoti žmonės į kompetencijas ir kultūros atitinkamas auginimą. Justina, labai ačiū. Labai ačiū, kad radai šitą pusvalanduką ateiti, pašnekėti. Tikrai koridoriuose dažnai sutinkam, bet apie būtent disertaciją dar neteko pasikalbėti. Tai labai džiaugiamės, kad esi čia. Džiaugiamės, kad dalinėsis šią svarbę informaciją, kad kalbėjai tiek apie organizacijos vidų, apie pokyčius, apie transformacijas. Ir tikėkime, kad galbūt kažkada vėl atsisėsi šitoj kėdėje ir mes pakalbėsim apie dar kažką. Galbūt apie dirbtinį intelektą. Nes tikrai yra įdomu ir visą laiką turbūt ateinančių metų tikrai ta tema bus neišsemiami klodai, sakykime tai. Ačiū, man pačiai buvo tikrai labai įdomu, tikiuosi ir klausytojas ar ne, ras kažką įdomaus šitame pokalbyje ir tikrai taip, ateityje tų temų yra daug, informacinės sistemos, visos skaitmeninės transformacijos, labai labai platu ir dirbtinis intelektas irgi svarų vaidmenį veikia. Ir aš pati taip pat, ar ne, savo tyrimuose dabar naujausiuose tą dirbtinio intelekto vaidmenį irgi daugiau analizuoju, ar ne, ir tyriu. Tai manau, kad turėsiu ką papasakoti. Tai ačiū tau. Ačiū.